Žodžiu, šiaip pakalbam apie BTC, koks tai yra iš esmės outlook, ne, kas čia vyksta aplamai, tai realiai nelabai kas ir pasikeitė. Šokam šiek tiek į didesnį time frame. Jo, tai kol kas vis dar vyrauja šitas main countas, leading diagonal, ne, ką reiškia tiesiog, kad turėsime dar vieną move down ir tada toliau paimsime 125 tūkstančius tas swing high, nes iš esmės vienintelis klausimas buvo tame, kai mes darėm tą leading diagonal, ne, ar bus pirmas move down corrective ar impulsive, ne, tai kadangi mes turime corrective pirmą move down, tai išlieka labai didelė tikimybė paimti all time high again po move down į apačią. Tai jo, tai dabar galim susifokusuoti šiek tiek prie mažesnio time frame, prie low setupų. Tarkim, jo, valandinis, žodžiu, kaip ir turime iš esmės 5 wave move down, 1, 2, 3, 4, 5. Iš tikrųjų ganėtinai keista buvo, turime iš esmės truncated 5th wave, ne, ką reiškia, kai tiesiog kai kurių exchange'ų paėmė long, kai kurių nepaėmė, bet truncated reiškia tiesiog, kad paėmė by a wick, ne, ta prasme, kaip SFP vos, ne. Tai kas irgi nėra labai nice, bet tai vis tiek galima sakyti, kad paėmė mane. Realiai turime 1, 2, 3, 4, 5, ne, paprasčiausiai skaičiuot būtų ir ant kito charto turime žiūrint į volume turime daugiausia volume šitoj vietoj, kas realiai making sense kaip third wave, ne, ir kas iš esmės yra šičia, sakyčiau, tai yra tiesiog multiple 1, 2, ne, tai realiai 1, 2, 1, 2, čia irgi gali būti 1, 2, ne, 3, 4, 5, ne, ir ko aš norėčiau šitoj vietoj, ties 4, 5, ir kol kas turime penkto veivo, trečio veivo up ir consolidation ketvirto veive, ne, tai dar vieno high, bet iš esmės, ko aš tikėčiausi labiausiai, tai multiple 4-5, ne, tai ką turiu omeny, variantą. Ką turiu omeny, čia šiek tiek aš jau ant šito charto išmapinęs situaciją visą, tai va turime 1, 2, multiple 1, 2 nežymėsiu, nes tiesiog nežymėsiu, bet turime 3, 4, 5, dar vieną, 3, 4, 5, dar visas šitas veivas tęsiasi, dar vienas bus high ir bus būtent 5, tada bus dar vienas 4, mano nuomonė, ir dar vienas 5, ne, tai dar tiesiog padarysim vieną high, tada reikėtų dar vieno mini low ir dar vieno mini high, ne, ir tada galimai turėsime 5th wave, A wave in, ne, ir kaip tai turėtų atrodyti, negalim tiesiog darinai ten micro count pacountinti nuo ketvirto veivo, tai turime 1, 2, 3, 4, 5, tai 5th wave might end buvom kažkur ties 6.8, sakyčiau, būtų penkto veivo pabaiga. Jo, ir tiesiog kadangi čia buvo multi 1, 2, ne, niekas kitas nemeikina senso, ne, apart tik to, tai aš tikėčiausi multi 4, 5 ties šitą kažkuria vietą, ne. Tai va, tai dar turime padaryti tą final 5th wave, tada užbaigtume tiesiog struktūrą, bet galų gale vis tiek dar reikėtų dar vieną high padaryti, tai tokį kaip fake out, ne. Jo, ir tada lūzinam strength, ne, ir gaunam entries į shorts, ne, bet shortai nebus šiuo atveju iki absoliutaus nulio, pasakysiu kodėl ir pasakysiu kaip aš šitai žiūriu. Šitą išjungiam, kad būtų aiškiau.
ką aš labai kreipsiu dėmesį, ane, tai kreipsiu dėmesį taip, kaip mes movinam į apačią, ane. Jeigu bus labai overlappy situacija, ane, ta prasme, kad ką turiu omeny, neleidžiam, pamovinam dar up, ane, ir gaunam kažkokį channel structure, ane, ta prasme, daug overlap ir jo, labai korektyviai, jeigu atrodo, ane, tai iš esmės aš dar tikėčiausi vienas kad čia būtų A wave, B wave, C wave, ane, paimti dar kartą tą high ir tada prasidėtų big ass move į apačią, kuris mus nuneštų žemiau 100k, 103, 104, gali netgi iki 9-6 nunešta, ne, tai jo, tai būtų realiai, jeigu gaunam corrective, move up, opens, longus atsidarinėjom ties correction pabaiga, ne, jo, paimam highs, ieškom weakness, irgi turėtume suskaičiuoti 5 wave impulse, ne, ir tada bigger swing down, ne. Tai vienintelis dalykas, kuris meikina dabar sense, iš esmės, jo, tai būtų dar vienas local kažkoks high, ar multiple local highs, ne, tai būtų tiesiog, nežinau, kaip ir minėjau, double 4-5, ne, ir kažkur resistance turėtume surasti ties mūsų 618 ir fib extension 1.236 ir 1-to-1 paimta nuo pirmo wave low, pirmo wave high iki ketvirto wave low. Pasižiūrim resistance levelius, tai resistance leveliai išlieka šiek tiek realiai labai panašus. Tai šiaip nebūtina mums dabar juos pahitinti, kad gautume pullbacką į longą, ne? Ką turiu omeny, kaip tai turėtų atrodyti, kaip ir minėjau, čia turėtų būti wave A pagal mane. Jeigu aš neklystu, aišku, aš irgi galiu klysti, kaip čia klydau, nes norėjau pamatyti dar vieną low, bet jo nepamačiau, tai buvo realiai truncated low, truncated fifth wave, galima taip sakyti, ne. Ant kai kuriuo exchange'ų mes paėmėm tą low, tai irgi čia priklauso. Jo, tai kažką tokio, sakyčiau, ne, why it's gone. ABC, okay, A, B, C, ne, ir uždedam biškį vibe, kad matytųsi. Ir man įdomu bus sudalyvauti šitam longę. Longai galimai bus nuo 0.5 iki 786. Šiuo atveju gali netgi būti ir nuo 886. Vien tik dėl to, kad tai bus B koja gali hitinti 886, vien tik dėl to, nes ta prasme, tai yra corrective, ne, ta prasme. Jo, tai visas šitas move up į viršų bus corrective, ne, tai ir nuo šitos vietos atsidarinėti, žiūrėti, ta prasme, galimai hedginti, ne, savo longą, bet didžiąją profito dalį tikrai nuimsiu ties šitų high į resistance. Į resistance turime resistance ties 115 500, tokį visai neblogą clusterį. Pasižiūrim, man atrodo, 786 irgi visai neblogai atrodo. Jo, tai tarkim 786. Jo, tai ir dar gal netgi realiai dabar ir gausim visai nice ir harmonic variantą. Tiesiog frontruninant visą chartą, make it sense iš esmės. Tarkim, high bus kažkur šičia ties 618, kaip ir minėjau, padarytume, čia būtų A, B, ne, ir tada C į 786 ir tada tai duotų mums įdomesnį move down, ne. Kol kas irgi dar sunku pasakyti, kur tas C koja užsibaigs, ne, bet jo, tai realiai būtų dar vienas kaip iš Confluence'ų, tiesiog kitos strategijos pagrindų sprendimas, kad mes judėsim į apačią, ne tik tais realiai Elliott Waves ir šiaip in general
leading diagonal būdų, bet ir harmonic patterns, ne. Tai va, jo, tai dar kartą pasikartojam trumpam, ne, tai highest probability vis tiek išlieka, kad čia mes turėsim move up, move down, move up ir tada another, ir tada jau labai didelį move down, ne. Ta prasme, galim bandyti paimti tą high, bet prasme, aš labai ten nekreipčiau dėmesio į tai, labiau kaip tail auction variantą arba swing failure pattern kažką, bet kokiu atveju turėtume mes pasiekti žemiau 100 tūkstančių. Jo, ir pozicijos bus man įdomios tik tais longai nuo šitos vietos, shortai virš šito high, ne. Gal jeigu būsiu up, nes manau Asia pradės padarytą main pushą, kad užbaigtume šitą visą pilnai corrective impulsą, let's say like that, ir jo, tai ta prasme, turbūt aš nebūsiu tiek laiko prie kompo, kad laukt Asian Open, jo, ir gaudyti tą shortą, bet jo, visai bus įdomu pamatyti move down, ar jisai bus corrective ar impulsive, bet greičiausiai bus corrective, sakyčiau, na, aišku, dar sunku pasakyti, reiks pažiūrėti, kaip atrodo, bet jo, tada jeigu gaunam corrective, ne, tada užsilaudinam longus, bum, nes čia ganėtinai wave 1-ish atrodo, ir visas šitas move up nuo savaitgalio iki pirmadienio, jo, ir užsilaudinam longus su intencija parduoti ir atsidaryti shortus didesnius, tai paėmus šitus highs, ne, į 15 tūkstančių ten, give or take 500 ar kiek ten buvo tie leveliai, ja, 15-5, ne, nu, ir harmonic variantai. Tai va, ja, visas šitas laivas bus įrašytas, įkeltas į YouTube. Tai jo, tai dabar YouTube su jumis viskas, einu pasižiūrėsiu, ką chatas parašė ir atsakinėsiu į klausimus chatui. Tai va, daugiau sužinosite OX Trades Discord'e.